Labas vakaras. Šiandien minimas žymaus Lietuvos istoriko Adolfo Šapoko šimtmetis. Pasak istorikų, prieš Antrąjį pasaulinį karą jo išleista Lietuvos istorija ilgą laiką vienintelė gaivino tautos istorinę atmintį. Laikas patiems rašyti savo istoriją, sakė istorikas Adolfas Šapoka. Pirmosius istorinius straipsnius Šapoka parašė būdamas vos 20, o po 10 metų 1936 buvo išleista jo redaguota Lietuvos istorija. Svarbiausia tarpukario Lietuvoje parašyta knyga turėjusi didelę įtaką mūsų tautinės savimonės formavimuisi. Už ją Šapoka yra gavęs Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordiną. Jis buvo istorikas iš prigimties, teigė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotojai. Šapokos 100-ųjų gimimo metinių proga surengė parodą, kurioje pristatoma istoriko veikla ir biografija. Šapoka kaip tik rašė apie tuos laikus, kur iš tikro Lietuvos vardas Europoje turėjo svarbę reikšmę, didelį visuomeninį skambesį ir tai, kaip perkeltinė prasme sakoma, kada Lietuvos didieji kunigaikščiai, turima galvoje Vytautas, girdė savo žirgus Juodojoje jūroje. Istorijos daktaras Šapoka dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1944-aisiais su šeima emigravo į Vokietiją, o po kelerių metų persikėlė į Kanadą. Čia istorikas redagavo Tenykščių Lietuvų savaitraštį Tėviški žiburiai ir rašė Lietuvos istorijos veikalus. Pasak istorikų, užsienyje Šapoka atliko didžiulį vaidmenį telkdamas lietuvių bendruomenę. Atrasdavo laiko pabendrauti su lietuviais, jeigu tik jie pasirodydavo Toronte, ir grįžęs iš Tėviškių žiburių redakcijos dar sėsdavo prie Lietuvos istorijos rašymo. Niekada savo svečiams nėra pasakęs, kad aš turiu dirbti, bet savo didžiulius darbus atliko savo miego sąskaitą. Pasak istorikų, visą savo laiką Šapoka skyrė būtent Lietuvos istorijai. Tai 13–20 amžiaus politinė, kultūros, Vilniaus miesto, socialinių, ekonominių santykių istorija. Svarbiausiai jo veikalai ir straipsniai šiuo metu eksponuojami Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. Žinomo violončelininkams Mstislavo Rostropovičiaus vardo labdaros ir paramos fondui Pagalba Lietuvos vaikams 3 metai. Šią progą į Lietuvą atvyko ir pats maestro. Šiandien Kauno muzikinėme teatre, o rytoj Vilniaus filharmonijoje rengiami koncertai, kuriuose gros fondo remiami vaikai.